sakyčiau, teisingas atsakymas būtų keliautojas, jeigu reikėtų mane apibrėžti. Kitą kartą kalbu auditorijose, tai eina, tada būna pavadinimas pasakotojas, įkvepiantis kalbėtojas. Jeigu galiu ką nors įkvėpti, nežinau, abejoju, bet kitą kartą sako, žmonės įdomu pasiklausyti istorijų. Šiaip esu keliautojas, motociklu gal kiek, sakyčiau, teisingas atsakymas būtų keliautojas, jeigu reikėtų mane apibrėžti. Kitą kartą kalbu auditorijose, tai eina, tada būna pavadinimas pasakotojas, įkvepiantis kalbėtojas. Jeigu galiu ką nors įkvėpti, nežinau, abejoju, bet kitą kartą sako, žmonės įdomu pasiklausyti istorijų. Tai šiaip esu keliautojas, motociklu gal kiek ekstremaliau, nežinau, kaip pavadinti tuos maršrutus, projektus, kuriuos aš važiuoju. Kažkada tai buvo ten ledu, kažkada tai buvo į šalčiausią vietą pasaulyje, kažkada buvo aplink tą patį pasaulį, per 40 dienų aplink pasaulį važiavau ir daug skirtingų tokio tipo važiavimų. Tai važiuotojas, keliautojas motociklu. Važiuojant į ilgą kelionę, visą laiką techninis klausimas yra labai aktualus. Tai iš esmės ir buvo mano pasirinkimas F-Moto saugumo prasme dėl patikimumo. Gamintojas, kad ir tuo metu buvo naujas Lietuvoje, bet vis tiek jau pasižymėjęs ir išvažiuoti naujų motociklų tuo momentu buvo man žingsnis. Tinklas servisų ir dilerių visur per pasaulį, reiškia, šiuo metu jau išaugęs labai stipriai, bet anuomet irgi jau buvo ženkliai daug atstovybių pasaulyje. Tai prasme, pasirinkimas man atrodė saugus. Virš 50 000 kilometrų esu pravažiavęs CF-Moto 800 MT modeliu ir aš neturėjau nei vieno gedimo. Aš nei vieno motociklo nesu taisęs iš CF-Moto savo istorijos. Tai žinau, kad skamba taip, kaip taip gali būti, bet mano istorija būtent tokia yra. Nebuvo nei karto sugedęs niekaip. Aišku, servisai, galadėlės ir ta prasme aptarnavimai, bet tai nėra, eksploatacija, ne gedimai. Tai man sunku kažką tai kalbėti apie tai, nes aš tiesiog nesu nei karto jo remontavęs ar kažkaip tai, kad būtų buvęs sugedęs. Jeigu kažkam atrodo, kad, Kinijos gamintojas, šiandien dienai su Kinijos gamintojais daugelis žinomų pavadinimų yra susiję ir toksai tradicinis, aišku, pasakymas yra, pasižiūrėkime į įrankius, kuriuos naudojam aplink savo gyvenimą, pradėkime nuo telefono, ar ne? Tai ta prasme, pilni namai bet kuriuo atveju yra sąsajoje su Kinijos produkcija. Tai CF-Moto stumdosi arba užkariauja rinką europinę, pasaulinę, ar ne, tai vis dėlto per kokybinę prizmę tą daro, o ne pigumą. Jeigu reikėtų lėkti pasaulio kraštą dėl pasaulio pabaigos, ar tai būtų motociklas? Bet jeigu, tai tikriausiai kaip ir prieš bet kurią kelionę, nepriklausomai nuo priežastingumo, būtų klausimas, kokiu keliu. Vis dėlto renkantis motociklą, ar man, ar tikiu, bet kam kitam yra, kokiais keliais važiuosim. Tai atsakant į klausimą, jeigu į pasaulio kraštą reikėtų nuvažiuoti daugiau asfaltuotais keliais, žvyrkeliais, tada būtų 800 MT. Jisai didesnis, greitesnis, patogesnis, didesniu greičiu. Jeigu tai būtų bekelė off-roadas, tada 450 MT. Ten nereikia daug greičio, techniniam važiavimui aišku, kad lemia daug svoris. 450 MT važiuoti ne asfaltu, aišku, kad lemia svoris ir, reiškia, 2 cilindrai eilėje. Man asmeniškai 450 MT patinka lyginant su kitų gamintojų, sakykime, panašios kubatūros motociklais, yra tai, kad jisai yra tarsi iš didelio, tarkim, 800 MT sumažėjęs, bet pats gamintojo požiūris yra didelis tapęs mažesniu. Tuo tarpu kitų gamintojų dažnai yra, kad tai yra išaugęs iš, vadinkim, tai krosinio motociklo, ar ne? CF-Moto neturi krosinių motociklų, bet krosinės yra lengviausias, paprasčiausia važiuoti. Bet yra klausimas, kaip atsirasti iki bekelio. Tai jeigu esam pasiruošę važiuoti motociklus priekaboje, tai tokiu atveju bet kuo toliau, tuo visi žiūri universaliau ir važiavimo motociklo ir taip vadinami adventure tipo motociklai būtent tam ir yra. Tiesiai iš namų gali važiuoti arba iš karto į bekelę, arba asfaltu patogiau važiuoti ir atvažiavus, reiškia, iki off-roadinio ar bekelės ruožo
tęsti kelionę. Lygiai taip pat sėkmingai paskui grįžti atgal. Tai 450 MT tuo atveju yra patogus ir važiuoti ilgesnį atstumą, ir bekelį. Jisai super paprastas valdyti, draugiškas naudojimui, tai ta prasme super lengvai nuspėjamas ir patogus valdyti. Ne vieną ilgą kelionę su 800 MT esu važiavęs, viena iš jų nuo Lietuvos iki Indijos piečiausio taško, kas yra visa Indija irgi pervažiuoti, bet į tarpą Europą, Turkija, Irakas, Iranas, Pakistanas ir ta prasme ilgas kelias 50 dienų kelionė, 15 000 plus kilometrų. Ir kaip minėjau prieš tai, 800 MT yra super patogus. Man asmeniškai, aš 1,82 m ūgio, o reiškia, važiuojant su 800 MT aš galiu atsidarę šalmą, jeigu yra toks poreikis važiuoti iki 120 km/h greitį. Tai daugelis kruizinių motociklų didelių negali tokio, kaip čia, vėjo neužpūtimo turėti, kad ramiai važiuoti. Tai kitas dalykas yra svarbu, bent jau man stati sėdėsena, ar ne, važiuoti stačių tiesių stuburu. Tai vėl kojų kampas, koks yra, kojas netriptų ir panašiai. Tai 800 MT bent mano ūgiui, mano sudėjimui atrodo kaip idealiai tam pagamintas ir man iš tiesų super patogus. Nugarą dėkoju, toli važiuojant. Kuo skiriasi važiuoti šiaurėje, ar į šaltus kraštus motociklu ar keturračiu. Keturračiu esu nuvažiavęs iki šiauriausio ES taško Suomijoje. Pakankamai šalta, 37 laipsniai šalčio buvo porą dienų. Motociklu kelis kartus esu žiemą nuvažiavęs iki Nordkapo, šiauriausio taško Europos. Jeigu reikėtų palyginti, kuriuo patogiau, aš gal daugiau motociklinis esu pats iš savęs, tai man yra motociklas labiau, bet patogumo prasme gal keturratis, keturračio sėdėsena, arkas, bet įtariu, kad čia yra daugiau kalbų iš požiūrio, kas kam labiau patinka. Vieni motociklais važiuoja, kiti keturračiais, tai aš toksai daugiau gal šalininkas motociklų. Keturratis pravažumo prasme, o šiauriai būna, kad reiškia, prisnigta ar dar kas, tai keturratis, aišku, ženkliai pravažesnis yra. Tai mano asmeninis pasirinkimas yra motociklas, bet egzotikos prasme, pajausti šaltį, pajausti ledą ir visako, iš esmės tikriausiai tas daiktas, kurio mėgstame važiuoti labiau. Midnight Sunride buvo važiavimas, taip sakant, vidurnakčio saulės važiavimas. Yra vasaros metu nuo Helsinkio iki Nordkapo, kai visą laiką saulė yra danguje kiaurą parą. Iššūkio sumanymas buvo apie tai, kad kaip čia nuvažiuoti, reiškia 1600 km vienu įpu. Tai tas vienas įpas man užtruko 25 valandas ir iš tikrųjų tai mes gyvenam šiaurėje. Kiekvienam linkiu nuvažiuoti tuo metu į Skandinaviją, nes ypatingas metas yra, jį reikia patirti. Atrodo, saulė visą laiką danguje, bet važiuojant ilgą atstumą, aš su kokiu iššūkiu susidūriau, kad teoriškai turėjau lūkestį, kad šviečia saulė, bet iš tikrųjų saulė vis tiek juda šiek tiek horizonte ir tarkim ryto jausmas, jisai kaip ir šiaip, žinot, važiuoji ilgai, esi pavargęs, tarkim automobiliu, ar ne, tai paryčiui yra ta sunkioji dalis tokia. Tai net ir tuo metu, kai saulė atrodo nenusileidžia, vis tiek yra ryto jausmas, kada tas, jį sunku paaiškinti, reikia patirti. Tai jisai yra toksai smeigiantis prie žemės, o ypatingai jau ten nuvažiavus 1000 plus kilometrų, tai buvo juntama. Wild Atlantic Way projektas buvo įdomu maršrutu. Wild Atlantic Way yra ilgiausias pakrantės kelias pasaulyje, Airijoje. Atrodo, Airija šalia, bet ir netokia didelė, o turi tokį nuostabų maršrutą. Pakrantės keliu iš 2000 km ir 800 MT modelis buvo vėlgi neatsitiktinai, nes dėl patogumo. Aš per sąlyginai trumpą laiką, per 5-6 dienas, aš su tokio važiavau ten daug tų vingių Airijoje, kadangi ant Atlanto kranto visą tai yra, tai vėjas ir nuolat besikeičiantis oras yra
absoliučiai pastovus reikalas ten ir ta prasme, čia lyja, nelyja, maždaug 5 minučių klausimas gali būti ir saulė šviečia, ir dangus maišosi su žeme nuolat, tai okei, patogus važiavimas yra svarbu. Tai 800 MT tom kartai, tai man labai patiko. Tai jeigu turėčiau pasirinkti vieną, priklausyti, kur važiuoju. Bet aš visą laiką taip pat atsakinėjau į šitą klausimą, kai kas nors klausia, kuris geriau. Aš sakau, kur važiuosi, čia nėra kuris geriau. Tai jeigu maršrutas mano driektųsi daugiau asfaltiniais keliais, žvyrų, būtų 800 MT. Jisai galingesnis, didesnio svorio, reiškias ir greitesnis ir rezultate patogesnis dėl šitų dalykų. Bet jeigu tai būtų daugiau maršrutas techninis, tai yra bekelis ir su kažkiek tai asfalto, tada vienareikšmiai būtų 450 MT. Tai eilinį kartą atsakymas yra tas pats, kur važiuoti.